Gerbėmėjai Lietuvos žmonės, dabar tęsiu savo antrą pasakojimo dalį, kas vadinasi Rublio grįžimas. Šio įrašo pavadinimas bus euras lygų rublius. Kaip čia pasakius, Rublio grįžimas. Tai kitais metais, jeigu man pavyks pasirodyti, valdžia atims iš manęs ir kitų žmonių pinigus, kuriuos mes užsidirbsime sąžiningų darbų ir žmonės pradės masiškai dirbti nelegaliai. Todėl, kad valdžia pakeis įstatymus taip, jog grįž rublio sistema. Supranti? Kitais metais grįž rublis pavadinimu euras. Valdžia pakeis visų mūsų uždarbius į rublio sistemą. Supranti? Visi gausim po 100 eurų atlyginimo. Supranti? Visur bus rublis. Euras tai yra rublis. Tarybų sąjunga yra Europa. Tai va. Visur atlyginimai, jeigu žmonės neatitiks tam tikrų reikalavimų, jie visi gaus rublio dydžio atlyginimus, kurie buvo prie rublio. Kitais metais valdžia pakeis įstatymus, kad žmonės gautų po 100 eurų atlyginimo ir atlyginimus sumažins 7 ar 10 kartų. Tiem žmonėm, kurie neatitiks įstatymuose nustatytų darbo reikalavimų, tai reiškia, jog visi žmonės pradės masiškai išeiti iš visų įmonių, iš visų paslaugų, visos institucijos, visi paslaugų centrai bus uždaryti, kavinės bus uždarytos, o žmonės masiškai eis iš darbo. Nes valdžia pradės nebemokėti pinigų kitais metais. Vat jums ir gerovė. Vat jums ir gerovė. Kitais metais valdžia pradės nebemokėti pinigų. Tiksliau, jūsų darbdaviai pradės nebemokėti pinigų. Uždarys visas kavinės. Uždarys visus restoranus. Supranti, kaip buvo tarybiniais laikais. Viskas bus apleista. Nes pradės nebemokėti pinigų. Dėl to, kad šiuo metu per daug paslaugas teikiančių įstaigų. Ir visi žmonės masiškai eis iš darbo ir bus likviduotos visos valgyklos ir visi centrai. Kas norės, galės dirbti už 100 eurų per mėnesį. Supranti? Tai bus todėl, kad Lietuvoje bus iškeltas klausimas apie gyvenimo sąlygas. Tai bus gyvenimo sąlygos Lietuvoje. Ir visi bus privalomai palikti kaupti pensijoms. Iš jūsų visų bus atimamos didžiulės sumos. Valdžia pakeis tuos 3 procentus į 10 ar 20 procentų. Supranti? Tie 3 procentai virs 10 ar 20 procentų. Nei vienas iš jūsų negalėsit išeiti iš jokios pensijų pakopos. Supranti, jeigu jūs savarankiškai neišėjot, iš jūsų bus atimamas 3/4 atlyginimo. Tai va, valdžia kitais metais padidins 3 procentus iki 20 ar 30 procentų pensijų kaupimui, ypač tiem žmonėm, kurie tų pensijų niekada nesulauks. Ir žmonės masiškai bėgs iš darbo. Bus uždaromos visos susibūrimo vietos. Ir tada prasidės tai, kas buvo tarybiniais laikais. Visi žmonės dirbs už mažus atlyginimus, vokeliuose, už grynus pinigus. Valdžia ne tik, kad negalėsite išeiti iš pensijų pakopos, tie 3 procentai augs, ne procentais, o kartais. 3 procentai augs kartais, tai yra 26 metai.